tai nėra investicija, tai nėra komercija mano atveju, nes labai daug kolekcionierių jie perka, parduoda, tokiu būdu kaupia savo tą pridedamąją vertę galbūt. Man yra hobis, nes aš pririšu tą dalyką prie istorijos, prie automobilizmo ir prie pasaulio istorijos. Tai yra, nes vyrai didžiąja prasme, kai atsirado tas judėjimas, tas Henry Fordas pasakęs, kad tai automobilis duoda žmogui laisvę. Duoda laisvę greičiau nujudėti ten, kur tu nori, tau supaprastina tą reikalą. Aš renkuosi dabar jau to, ko galbūt aš neturiu kokio modelio. Man įdomi dinamika, automobilių istorija, kaip jinai vystėsi. Ir aš pats vairuoju tą brandą ir esu turbūt vairavęs, bandęs pavažiuoti nuo visų elektrinių modelių ir iki to pačio vadinamo Gullwingo modelį esu vairavęs. Ir visi tie skirtingi modeliai man tą tokią visumą sudaro to pačio brando. Tas, kas man įdomu, aš įsigyju ir mano sūnus man tą pritarė, man labai gražu, kad ir matau tą tęstinumą, nes jis irgi domisi. Yra skirtingų limituotų leidimų serijų automobilių, bet jie finale visi limituoti, nes jų begalinės niekas neišleidžia, taip jeigu juokais pasakyti. Bet mažiausio limito turiu gal kur 300 vienetų automobiliukų pagaminta, turiu tokį Maybach Streamliner 35 metų modeliuką. Galima bus ištraukti, jis yra 300 vienetų pagamintas, o jis buvo pagamintas 1:1 vienetais. Ir jie nėra išlikę, pagal brėžinius, pagal nuotraukas yra pagaminti tiesiog vizualizacijos tų modeliukų. Tai va, jis toks retesnis. O yra ir po 500, ir po 1000 vienetų, po 1500, ten visokių tų serijų.